Aš bylosiu apie Kijevo Rusios krikščionybę, bet aišku, kad aš negalėsiu visos tos temos išsemti, tai būtų tas pats, kas tikėtis šaukšteliu išsemti jūrą. Atkreipsiu jūsų dėmesį kai kuriuos aspektus, kurie man atrodo gali būti įdomus ir kai ką sakantis tiek Lietuvoje gyvenantiems lietuviams ir kitų tautybių žmonėms. Taigi, be didesnių, kaip sakykime, įžangų, dėkoju, kad pakvietėte, kad apskritai toksai įvyko kaip Kijevo krikščionybės skaitinių ciklas, nes tai yra, vėlgi ta mintis, tai čia yra ne mano, o greičiausiai tai yra profesoriaus amžinatilsį Igorio Skočeliaso, kuris yra visą tokią rimtą seriją įsteigęs ir Kijevo katalikiškajame universitete yra sėkmingai toliau plėtojama, leidžiamos fundamentalios knygos, istorijos šaltinių rinkiniai ir Kijevo krikščionybės konceptas būtent yra jis. Tai aš pritarčiau tai nuomonei, kad Kijevo krikščionybę turime įsivaizduoti, kad galima statyti beveik į vieną gretą su Roma, su Jeruzalė, su Aleksandrija, su Antiochija, su kitai ir su nedaugeliu kitų svarbiausių krikščionybės centrų. Taigi, kad gerai įsivaizduotumėm tiesiog, kas yra tas Kijevas, kas yra ta Rusija, mums reikia, aišku, turėti tam tikrą istorinę perspektyvą ir paprasčiausias, lengviausias būdas yra vienas dalykas atsižvelgti į žodžių etimologiją ir kitas dalykas, aišku, nukreipti savo mintis į geografinę tikrovę. Tiesiog įsivaizduoti, kad buvo laikai, kai tų pačių valstybių, kurios dabar yra įsikūrusios, tai yra mūsų pabaltijo valstybės, Rusija, Baltarusija, Ukraina, kad buvo laikai, kai jų nebuvo, kai žmonių visuomenės buvo visai kitokiais būdais organizuotos. Ir vėlgi tas terminas Rusas dabar yra toks labai jau pritvinkęs, mes visi žinome, kas darosi Ukrainoje, kokie baisus įvykiai ir reikėtų iš tikrųjų truputį tą ruskis, tą terminą truputį dezinfekuoti ir suprasti, kad čia padeda tos būtent etimologinės studijos, tai yra žodžių kilmės paieškos. Ir suomiškai roci, arba kaip matote, estiškai taip pat roci, tai paprasčiausiai reiškia švedai. Ir kodėl tas roci toks terminas atsirado švedai, kodėl buvo pavadinti 8, 9, 10 amžiuje, tai prieš daugiau kaip tūkstantį metų. Tai todėl, kad jie pas tos žmonės atplaukdavo pas finus, dabartinius suomius, ten pat gyvenusios toliau dabartinėme Sankt Peterburgo regione Ladugos ežero regione gyvenančius finus, tai atplaukdavo ir klodami. Ir tas krisdavo vietiniams į akis ir aš čia kaip parašiau, kad jeigu nori perplaukti Baltijos jūrą, tai reikia neblogai pairkluoti. Švedai 5-6 amžiuje išrado bures, bet kai jau plaukit per Alando salas ir jo labiau upėmis, tai turi būti galingas irkluotojas. Čia tik tai gal aš trumpai užsiminsiu, kad šiokį tokį istoriografinį labai trumpą ekskursą, nes jis dabar prarado tokią didelę uždegančią polemiką prasmę, kai buvo tas garsusis ginčas tarp normanų ir antinormanistų, nes rusų nacionalistai ten 18-19 amžiuje labai nepatogiai jausdavosi, kai sužinodavo, kad rusas tai yra švedas, kad švedų Riurikaičių dinastija įkūrė senovės Rusijos valstybę ir jie dėl savo nacionalistinės puikybės, aišku, labai nepatogiai jausdavosi, bet šis ginčas yra didžiąja dalimi išspręstas ir aišku, nėra ko abejoti, kad būtent tie normanai, švedai, kaip jos be pavadintumėm, skandinavai, gyvenantis dabartinės Upsulos ir Stokholmo apylinkėse, buvo ta visuomenė, kurios emigravę nariai suteikia tokio raugo, suteikia tokios organizuojančios naują politinę tikrovę jėgos. Ir vienas tokių įdomiausių šaltinių, kuris yra, mano, čia cituojami Bertiniano įrašo analai, 839 metai, kai rusų Haganas, taip jis šaltinėje vadinamas, nuvyko jo pasiuntiniai pas Konstantinopolio imperatorių Teofilį su diplomatinė misija. Jie negalėjo grįžti atgal kažkur į tolimą, tais laikais labai prastai žinota šiaurė ir kartu su bizantiečių, tai yra viduramžių graikų imperijos pasiuntiniais, nuvyko toliau į vakarus. Ingelheimas susitiko su Liudviko Pamaldžiojo imperatoriaus žmonėmis, na ir kas jiems tokie nematyti žmonės frankams kėlė didelės abejonės, ar tai nebus kokie nors šnipai, nes norvegai, danai ir
Ir švedai pradėjo tais laikais siaupti Frankų valdžias vakarų Europoje ir tai buvo tokia, kaip sakyti, dievo rykštė. Tai jie, kad neišniukštinėtų viduryje dabartinės Vokietijos esančių teritorijų, buvo ištirti, išklausyti ir juos atrado, kad jie yra iš tikrųjų, nors ir vadinasi rusais, bet yra švedų genties atstovai. Taip pat tuo metu 90 amžiuje taip pat ir graikiškose bei arabų šaltiniuose atsiranda tas žodis ros. Rosai, jie čia yra nesusiję, čia jie išgirdo, taip ir pavadino. Graikiškas tas Rosai yra turbūt dėl to, kad šventajame rašte yra minima tokia Gogo ir Magogo kaiminystėje gyvenusi baisi gentis, tai kai graikijos susipažino su tais Ros, kaip visų pirma plėšikai žiauriai naikinusiais Konstantinopolio apylinkės, tai aišku, ta sąsaja garsinė labai pasitarnavo, kad iš tikrųjų graikų tarpe nusistovėtų senųjų Rosų, aš vadinčiau, rusų vardas kaip skambantis Ros, iš to aišku vėliau 17 amžiuje Rosija, bet čia ilga istorija. Sakykime, vėlgi nekažin ką turinti bendro su rytų slavais. Kitas dalykas, tas variagas terminas irgi dažnai yra minimas, kas esame, jeigu skaitė būtųjų laikų pasakojimą, ar šiaip užgirdė, kad kažkiek dar ir dabar laivai yra variagai, tai yra iš tikrųjų tie patys vidurio Švedijoje gyvenę skandinavai, bet susibūrė į tam tikras grupės ištikimybės priesaikomis. Nusaistytas karių būrys, tai iš esmės ir reiškia variagas, tai karių būrys, prekybinis susivienimas, ir tokios jaunų ir jokių pavojų ir nebijančių ir garbės ištroškusių jaunų vyrų būriai, aišku, leisdavosi į tokius nuotykius, aišku, jiems gal būdavo linksma, bet pas ką jie apsilankydavo, tai linksmybės būdavo mažos, ir aišku, parsisamdydavo į karinę tarnybą pas Bizantijos imperatorių, tai rusai, variagai, galima sakyti, reikėtų suprasti, kad tai yra tikrai tokie skandinaviškos kilmės žodžiai, žymintis visų pirma skandinavus veikusius rytų Europos upėse. Čia tiesiog parodo, kad tas garsus kelias iš variagų pas graikus, dabar žinome, kad variagai tai iš Švedijos per Baltijos jūrą, per Alando salas, toliau per Finų, per Suomijos įlanką leisdavosi į tolimas keliones. Ir čia, aišku, tas garsusis kelias iš variagų pas graikus, šaltiniuose taip minimas, būtų laikų pasakome. Ir matome, kad tos upės, tai didžiosios Dniepras, Donas, Volga, Volchovas, Lova, tai jos Vysla, netgi jeigu suprantame, kad leisdavo vykdyti tokią labai ilgos distancijos prekybą ir tiesiog galima įsivaizduoti, kiek žmonėms, kiek turėjo energijos, kiek, sakykime, pasiryžimo ištirti tuo metu visiškai nepažįstamus laikus, nebuvo jokių ten internetų, Google žemėlapių ir jokių kitų dalykų, tai jie ieškodami tokių prekybos kelių, kad ką išmainyti, tai aišku, jiems kailiai rūpėdavo, taip pat vergų pasigaudavo, nes vergai visada buvo tokia paklausi prekė. Tai viską tai stengdavosi nugabenti į artimuosius rytus. Ir kaip nekaip tas pasaulis atrodo neturėjo nei lėktuvų, nei traukinių tais laikais, nei jokio ten interneto, bet buvo tarpusavėje gan tampriai susaistytas ir įvykiai, gali pagalvoti kažkokiame tai tolimuosiuose rytuose, Mesopotamijoje, ar tai Šiaurės Afrikoje, ar taip pačioje toje Europoje, jie turėjo tokį didelį geopolitinį poveikį, taip pat ir kurtis tai pačiai naujai senosios Rusijos valstybė. Ir aš čia kai kurios tik tai išskyriau tokius etapus, nes Abasidų kalifato iškilimas, kai jau tie musulmonų užkariavimai, kuriais jie netikėtinai greitai ekspansiją padarė iki pat Ispanijos, iki pat Indijos pakraščių, taip pat atsiliepė tuo, kad žmonės po to užkariavimų perėjo musulmonai gyventi tokį kažkoks angliškas žodis lenda, tokį prabangų prašmatnų gyvenimą, ir aišku, daug sidabro turi, ir į kurį galėdavo, kuris turėjo didelę paklausą tiems patiems normanams, ir užsimezgė tokie prekybiniai mainai, o kur prekyba, kur mainai, kur keli žmonės, aišku, ten jau prasideda toks judėjimas ir vienas iš tokių seniausių apskritai miestų, šioje tokia nuo šiaurės ir rytų Europoje, tai yra ta senoji Ladoga, įkurta apie 750 metus. Aišku, pirmieji gyventojai buvo tai tie mano
minėti skandinavai, kurie nuotykių ieškodavo, bet taip pat mūsų publikai vertėtų priminti, kad taip pat geresnių gyvenimo sąlygų ir geresnio gyvenimo materialinė prasme ieškojo baltai, taip pat atsidangino ten ir kai kurių baltiškai archeologai randa kai kurių tik tai baltams būdingų radinių ir iš to daro aišku išvada, kad taip pat ir baltai, tai yra mūsiškiai, gentainiai ir kokie prūsai ar kuršiai, jų palikonis kurdavosi tame kelyje, kuris įtraukia, kaip galite įsivaizduoti, tos didžiulius plotus įtraukdavo iš pradžių nedaug, bet paskui vis didesnės gyventojų mases. Ir tas kelias, tai ne šiaip savo, tai yra ta tokia geografinė duotybė. Jau nuo pat pirmųjų tokių krikščioniškosios Rusios žingsnių jis buvo stengiamas jį įprasminti, suteikti jam tokią, kaip sakralinę prasmę, nes ta geografija, kaip sakyta, vis tiek kiekvienai tautai aš įsivaizduoju, kad Dievas tam veda ypatingais mums iki galo nesuprantamais keliais ir tam tikrą žemę, aišku, priimdavo krikščionis paprastai kaip jiems dovanota, kaip savotiška pažadėtąją žemę. Ir tie krikščionys, aišku, pirmieji Rusios, kai jie reflektuodavo tą tokį nuostabų dalyką, kad iki tol buvęs visiškai laukinis, pagoniškas ir žiaurių tarpusavio santykių kraštas atsivertė į krikščionių tikėjimą, aišku, jie tada kūrė legendas, stengiasi įprasminti ir čia, aišku, pasitelkė ir tam tikrą tokias legendinės dalis. Tai garsiausia, aišku, yra apaštalo Andriejaus, tai yra apaštalo Petro brolio legendinė kelionė, kai jis pasakojame, kad Sinopėje, tai yra dabartinėme Krymo pusiasalyje pamokslavęs, jis išgirdo, kad čia netoli yra Dniepro upės žiotis ir užsimanė plaukti ne kur kitur, o į pačią Romą, ir atliko tokią legendinę kelionę, viskas legenda, nepatikėkime, nes tai yra pirmas amžius. Ir kilo Dniepro upės viršun prieš srovę, ir vienai nakčiai, aišku, sustojo prie ant kranto, prie kažkokių kalvų ir ryte pamatė, kokia tai yra nuostabi vieta ir išpranašavo, kad virš šitų kalvų nušvis kažkada tai ypatingoji Dievo malonė ir čia bus įsikūrus garsus miestas. Ant kalno, panašiai gal kaip ir koks Vilniaus legenda, jeigu prisimenam, tai tokia yra graži paralelė, jis ant kalno vieną iškėlė kryžių, ir taip sakykime, kaip padarė tokį pirmą legendinį žingsnį krikščioniškos Rusios, krikščioniško krašto toje srityse atsiradimui. Ir toliau, aišku, keliavom ten, naugardiečiai labai ten, toje vietoje, kur Ilmenė ežeras, žmonės labai stebino, kad ten perasi pirtise, visi tokių keisti dalykai, keisti papročiai krito į akis, jis apie tai Romai papasakojo, visi stebėjus, nes žmonės keistų papročių, kaip visais laikais pasižymėdavo, kad kai nuvyksti į kokį kraštą, visada gali egzotiškose kraštuose nustebint, pastebėti kažką, kas tave didžiai stebina ir atrodo yra kitoniška. Svarbu pabrėžti, kad apskritai čia viduramžiais visada buvo labai svarbu tas toksai kiekvienos, ar tai net vyskupijos, ar kiekvienos šalies, kad pradžia būtų kuo tampriau siejama su apaštalų tradicija. Jeigu apaštalai kur nors skelbė, tai yra, Petro, tai akivaizdu yra Roma, dėl ko svarbi, kad Petras čia kankinio mirtimi baigė savo gyvenimą, bet ir visur kitur, kur tik apaštalai ir kur jų mokiniai veikia, kur tik tai jie buvo įkėlę koją, ten, aišku, ta tradicija visur buvo puoselėjama, prisimenama ir nuo to priklausė tas jau toksai prestižinis vyskupijos, arkivyskupijos metropolijos patriarchato ar net visos šalies rangas. Pirmas toksai bandymas pačių tų vikingų prasiveržti į Konstantinopolį per visas tas upes, jau per 100 metų, sakykime, jie jas gerai iššniukštinėjo, tai atsitiko apie 860 metus, kai jie įsiveržė laivais atplaukę, aišku, į Konstantinopolio apylinkės nusiaubė ir kaip patriarchas Fotijus rašo, kad visa tai įvyko taip netikėtai, lyg būtų griausmas iš dangaus trenkęs giedrą dieną, kai jie žudė, degino viską, kas ten papuolė po ranka, viską, kas juda. Tai yra žmonės, vaikus, moteris, senelius, netgi kokias vištas,
galvijus, ko negalėjo pasimti ir panašių dalykų. Tai gyvai primena tą tokį brutalumą, su kuriuo mes susidurime, na ir kas stebime įvykius, tuos baisiosius, kurie dedasi krikščionį. Tai va tas blogis, kaip sakykime, jis kažkaip prasiveržia, jo kažkaip jis gali kažkaip atsigaivinti, jeigu tik tai yra tam sąlygos ir kai tas, sakykime, krikščioniška moralė kažkur nusmunka. O kai ypač tai yra, aišku, smerktina tie, kurie vadina save krikščionis, bet elgiasi kaip visiškai laukiniai. Na, tie, aišku, tie rosai, taip vadinami, aš būtent linkęs tą terminą naudoti rosai. Turbūt ir kai studentams ar paskaitas skaitysiu, turbūt perėsiu geriau jau ne tos rusų, nes tai iš karto asociacijas visada reikia galvoti, kad ai čia kažkokie švedai, geriau jau vadinti tuos skandinavus rosais, jeigu turime juos kažkaip pavadinti, laikydamasi šaltinių terminijos. Tai aišku, kad jie nebuvo krikščionis, elgėsi kaip tuo metu vagonėms buvo įprasta, tai čia jiems nėra toks didelis priekaištas kaip šiuolaikiniams žudikams, maniakams, bet galime suprasti, kad vis dėlto tas nuostabus dalykas, kad netgi ir tokių baisių papročių žmonės, skandinavai, kokie žiaurūs buvo švedai, jie gali per krikščioniškąją moralę tapti normalesniais žmonėmis, kaip mes suprastame, kas yra žmoniškumas, kas yra žmogiškumas. Ir čia vėlgi tokia keista atmaina, kad po tokio žiauraus nusiaubimo, kai ten buvo šokiruotas visas Konstantinopolis, tai buvo tas pats, kas New Yorkas mūsų laikais, Londonas mūsų laikais. Konstantinopolis tais laikais neturėjo saulygių miestų, kad po kurio laiko taip pat atėjo iš tų pačių rosų atstovai, prašydami priimti krikščionių tikėjimą ir tai jiems buvo parašyta, kad atsiųsk vyskupą, kad pamokintų mus krikščionių tikėjimo, na ir patriarchas Fotijus tą dalyką, tą prašymą patenkino, išsiuntė vyskupą, apie kurį mes daugiau, tiesą sakant, nieko ir nežinome, bet čia tokia simbolinė, apie 860 metus įvykusi krikštijimo akcija, na, bizantiečiams buvo kaip ir pirmasis ir tikrasis Rusijos krikštas, o apie vėlesnį tą tikrą jau, kuris turėjo nebepakeičiamas pasekmes, na, Bizantijos istorijos šaltiniuose apie tai nieko nekalbama. Tokios kaip pirmosios realios Rusijos krikščionės garbėjų, kaip nebūtų keista, priklauso moteriai, nes moteris iš tikrųjų tame tokiame žiauriame ir skrupulų nekankinamame pasaulyje, na, aš taip noriu pasakyti, kad turėdavo didesnės galimybės ir geresnę predispoziciją priimti krikščionių tikėjimą, na ir ta taisyklė pasitvirtina Olgos pavyzdžiu, kai ji Igorio Kijevo kunigaikščio žmona nuvykusi į Konstantinopolį, ten pasikrikštijo, viena protingiausių moterų 10-11 amžiuje apskritai yra legendinė figūra, apie ją gal ilgiau nekalbėsiu, nes čia apskritai tokia labai spalvinga moteris, bet ji priema tą krikščionių tikėjimą, džiaugiasi kūnu ir siela, kai ją imperatorius Konstantinas pakrikštijo, padaro ją savo dvasinę dukterimi, tai yra kaip jos krikšto tėvas veikia ir netgi užsimanė dėl jos grožio, sako, gal ištekėsi už manęs? Sako, kaip aš galiu, kodėl tu nori mane vesti, ką tik pasakai, kad aš tavo dukra. Jo, sako, tu mane pergudravai, gudroji Olga, Helga, čia aišku tas švediškas pavadinimas, na ir aišku, pelnytai buvo, sakykime, suteiktas Elenos vardas, apeliuojant į pirmąją tokią reikšmingą krikščionę, Eleną, Konstantino didžiojo motiną. Na ir ta krikščionybė, čia tiesiog pateikiau truputį tokių pavyzdžių, po truputį skleidėsi ir būdavo, kad vis tiek susidurdami su to pasauliu, nes dabar ta krikščionybė nėra su civilizacija taip tampriai susijusi, gali kažkokia civilizacija būti ir nekrikščioniška, bet tomis sąlygomis ir tose geografinėse platumose, apie kurias mes kalbame, tai krikščionybė tais laikais ištisai turi būti sutapatinama su civilizacija. Tai tas susidūrimas tų, sakykime, barbarų su civilizacija, vis tiek turėdavo poveikį, nes matydavo, kaip sakykime, grožį, turtą, ikonas, mozaikas, bažnytinį giedojimą. Ir tas žmonėms darydavo poveikį, na ir aišku, tokių adeptų vieno kito ir netgi ir tarp tų rosų atsirasdavo ir kai kurie grįžę iš Konstantinopolio, tarnavę Bizantijos imperatoriui, tapdavo nuoširdžiais krikščionimis, na ir toks Teodoras Varegas ir jo sūnus Jonas, kankiniai būtent tokie ir buvo, kurie pagoniškam kunigaikščiui Vladimirui nusprendė žmonių aukomis atsidėkoti už sėkmingą žygį prieš jotvingius.
nesutiko, kad jo sūnus Jonas būtų atiduotas paukoti ten dievams, kaip jis sakydavo, kaip jis sakė, demonams, na ir už tai jie buvo nužudyti ir tapo pirmaisiais tokiais, na galima sakyti, Kijevo krikščionimis. Vladimiras apaštalams lygus valdovas, tai naujasis Konstantinas, apie tą Vladimirą irgi ten yra labai vaizdingų tokių pasakojimų. Man atrodo, vietomis jie yra pasūdyti, persūdyti, perlenkti, nes jis ten pasakojama, kad, na kaip, buvo žiaurus ten, jeigu kovot reikėjo su savo broliu Jeropol, kuri buvo vienas iš jaunesnių brolių, tai čia nieko tokio ypatingo tokiame pasaulyje buvo įprasta, kad tokiamis priemonėmis išsiaiškindavo, kas stipresnis, tas teisesnis, kas turėtų stoti Kijevo Rusios valstybės priešakyje. Tai Vladimiras, aišku, buvo tuo nieko neišskirtinis. Galbūt jo išskirtinumas buvo tame, kad iki savo atsivertimo į krikščionis jis labai buvo nebejingas moteriams. Ir žmonų turėjo kelias, sugulovių turėjo šimtais. Tai čia maždaug pralenkė netgi tuo požiūriu Saliamoną, nors skirtingai negu Saliamonas, karalius, kuris dėl savo nesuvaldyto aistrų galų gale pražuvo, tai Vladimiro laukia atsivertimo malonės, po kurios jis, sakykime, gana radikaliai pakeitė savo gyvenimo būdą. Čia vėlgi yra labai tokie įdomus pasakojimai, legendiniai, kai žmogus iš tikrųjų jis kurį laiką bandė netgi kaip iš ankstesnio pavyzdžio matyti, būti aktyvių pagonimi, netgi steigė tokį pagonišką kultą, panteoną norėjo sukurti, Stabas statė pačiame Kijeve, Naugardą, ten liepė, kad sabai būtų pastatyti, vėlgi toks buvo organizatorius, bet ilgainiui pamatė, kad tokia pagonybė, vis dėlto, yra toks, medinis reikalas. Negalinti kažkaip generuoti tos tokios, ką aš pasakyčiau, aukštesnė kultūra, arba aukštesnė civilizacija, arba rimtesnė politinė jėga. Ir dėl to toksai sąmoningas apsisprendimas labai įdomiai atsiskleidžia būtų laikų pasakojimai, kur yra tos legendos aprašytos, kai skirtingų tikėjimų atstovai, kiekvienas gyrė savo tikėjimą ir ragina Vladimirą priimti būtent jų tikėjimą, tapti jų tikėjimo išpažinėjų. Tai pirmiausia, aišku, musulmonai, pavalgo Bulgarijos atstovai norėjo patraukti Vladimirą į savo pusę, bet jis patyrinėjo žmogus ir jam nelabai patiko, kad reikia apipjaustymus daryti, kad reikia alkoholio nevartoti, kiaulienos nevalgyti, tie dalykai jam nepatiko. Ir čia yra, aišku, toksai legendinis pasakymas, kai jis maždaug reaguodamas į tos papročius, kuriuos kaip musulmonas turėtų laikytis, pasakė, kad Rusija есть обычай пить, не можем без этого быть. Žodžiu, tarp rusų yra paprotys gerti ir mes be to negalime tverti. Tai, žodžiu, toksai dalykas jam, čia kaip aš jau anekdotą priėmam, kaip tokį juoką šypseną kelinti pasakojimą, bet iš tikrųjų jeigu vėlgi įsigiliname į tą laikotarpį, kad tas pitie, tai ir nebuvo vien tik tai tas alkoholio vartojimas, bet taip pat buvo apskritai maisto vartojimas. Ir kadangi, jeigu musulmonybė, aišku, pasižymėjo tokių radikalių nutraukimų visų ryšių su ankstesne epocha, tai pačiam Vladimirui tas atrodė nepakeliui ir netgi kai tapęs, pavyzdžiui, krikščionimi, nes kas tai reikštų, kad negalėtum tų puotų daryti. Kaip skandinavai, žinome, koks jų buvo etika, koks bendravimas vyrai su vyrais, kaip lygus su lygiais, turi garsinti savo žygiais ir, aišku, savo žygius apdainuoti ir puotose sutvirtinti savo tarpusavio ryšius su savo komanda. Tai tokius dalykus, kaip puotas, jis praktikavo ir vėlesniais laikais, kaip pats tapo krikščionimi. Tai tokie dalykai, aišku, nepatiko. Taip pat nepatiko jam ir vokiečių tai yra, kaip ten rašo, romėnų, Romos krikščionių apeigos, nes ten per daug pasninko reikia laikytis, dar kažką nesužavėjo jo. Lygiai taip pat nesužavėjo ir žydų tikėjimas, nes kai sužinojo, kad žydai yra kur jūsų žemė? Jeruzalė. O kodėl jūs ne Jeruzalė? Dievas užsirūstino ant mūsų ir mūsų išsklaidė po visą pasaulį. Tai jeigu jūsų toks įstatymas būtų geras, tai nebūtumėte jūs išsklaidyti po visą pasaulį, gyventumėte savo žemėje, sako Vladimiras. Tai sako, ką jūs man tą paties linkite, ir kalbos baigėsi. Ir paskui vėlgi tas toksai, kaip matome, tie sprendimai, tai nėra čia, kaip ir Jogailos atveju, galima sakyti, čia ir kitas analogas, tai nėra vieno žmogaus kažkokia užgaida sprendimas, visada tai buvo kolektyvinis
kolektyvinio sprendimo paieškos ir jis Vladimiras su savo tiesiog vyrai, su savo aplinka tarė, vat, atėjo pas mane lotynai, atėjo pas mane musulmonai, atėjo pas mane žydai, atėjo netgi graikų filosofas, jie kiekvienas gyrė savo tikėjimą, nežinau, ką daryti. Nu tai sako, natūralu, kiekvienas gyrė savo ir peikė svetimą, sako, pasiųsk tu pasiuntinius, na ir jie tiesiog ištirs. Taip jam ir patiko Vladimirui tas toksai pasiūlymas ir siunčia pasiuntinius, na ir jie ištyrė, nepatiko jiems nei pas žydus, nei pas musulmonus, nei nuobodžios apeigos jiems buvo ir tarp lotynų krikščionių, bet aišku, kai atvyko į Konstantinopolį, kaip apsilankė Šventos Sofijos sobore, tai jie pamatė tą visą prašmatnę ir nepaprastai iškilmingą liturgiją, tai negalėjo jie pasakyti, ar jie buvo danguje ar žemė, ir tik sako, žinome, kad ten Dievas tarp jų gyvena. Šitie pasakojimai, aš trumpai labai persakiau, taip scenografiškai perpasakoju iš būtųjų laikų pasakojimo, na, jie iš tikrųjų atrodo ilgą laiką žmonėms atrodo, kad čia tokios baikos, legendos, pamaloninti patikliems klausytėms ausis, bet iš tikrųjų yra kai kurie šaltiniai rodosi, kad į Chorezmą tikrai apie 967-968 atvyko. Buvo tie Rosų pasiuntiniai Vladimiro atvykę, na ir tam tikros dėrybos iš tikrųjų dėl to, kokį tikėjimą pasirinkti iš tikrųjų buvo vedamas, tik to jau vėlesnėme 12 amžiaus pradžioje sudarytame pasakojime, jos gal tokį gavo jau pilną savo išbaigtumą. Ir kaip sakau, tą grožio konkursą tikėjimų laimėjo graikų stačiatikybę. Na ir paskui jau tie įvykiai, vėlgi čia žmonės maždaug 100 metų praėjus pradėjo taip jau domėtis, kasgi ten buvo iš tikrųjų, nes šiaip tai jau atsirado tokia institucija, kuri atmintį jau fiksuodavo, tai yra krikščionių bažnyčia. Jau buvo vienuolių, jau buvo, kaip sakyti, tradicijos, bet tos tradicijos, kaip žinia, laikui bėgant žodinė tradicija labai dyla arba skyla į daugelį šūkių ir sunku iš jų nustatyti, kurie yra tikroji. Tai irgi čia nėra toks dalykas paprastas, aš čia labai tas patikiu, kad Vladimiro asmeninis krikštas apie 968, Chersoneso Kryme apgultis 900, tokią scenografiją pateikiau. Čia vėlgi, kodėl tas įvyko, nes paprasta versija dabar tokia labiausiai primtina, man atrodo, yra, kuria Andžej Popė, lenkų istorikas, yra pateikęs prieš gal kokią 30 metų ir viena tokių rimčiausių yra, kad tuo metu, kai Bazilijus II Bizantijos imperatorius turėjo rimtų problemų, kurias jam kėlė maištininkai ir kai jam būtinai reikėjo tų skandinavų pagalbos, na ir jis prašė karinės pagalbos kovai su savo vidaus priešais. Na, Vladimiras, aišku, pasinaudojo tokiamis aplinkybėmis, na, paprašė, kad jam išduotų Bazilijus II imperatorius savo seserį Oną. Nu, to sako, gerai. Bet tugi pagonis, kaip aš tai galiu išduoti. Na ir taip tos dėrybos priejo, kad atiduos savo seserį ir į žmonas Vladimirui, bet jis už tai turi priimti krikščionių tikėjimą. Vėlgi atrodo čia paprastas dalykas, bet reikia įsivaizduoti, kad tais laikais, kai Bizantijos imperija buvo savo galybės viršūnėje, na, atiduoti imperatoriaus seserį ar ten dukrą, tai buvo ypatingai didelė garbė. Ir čia iš tikrųjų toksai nepaprastai stiprus ir nepaprastai ryžtingas, galima sakyti, Vladimiro iškėlimas buvo, kai iki tol buvęs ten jo prasta šiek kilmė buvo, apie kilmę nekalbėsiu, neypatingos jis ten buvo kilmės. Svetapolko sūnus, bet gimęs iš vergės, tai kažkoks toks nelabai jau ten Bizantijos imperatorių toksai žentas tinkamas, bet kai yra tokia ypatinga situacija, ką darysi? Atiduoda tą purpuro kambaryje Porfirogenetą savo seserį, ir aišku, iškart jo statusas tampa beveik lygus su kitų vakarų ar jau ką tik naujai įsikūrusių vidurio rytų Europos valstybių valdovų statusą. Tai čia buvo nepaprastai didelis tas toksai pripažinimas ir jo iškelimas. Na, o 968 greičiausiai tai visi tie įvykiai įvyko, o 968 metų pavasarį vasarą masinis Kyjivo gyventojų krikštijimas Dniepro upėje, čia be didelių ceremonijų Vladimiras tiesiog sako, rytoj turite ateiti prie Dniepro krantų, krikštysimės, kas neateis, bus man priešas. Prieš valdžią nėra ko burnuoti, dauguma gyventojų susirinko ir su dideliu džiaugsmu
pasikrikštino. Ir tai, aišku, toksai Vladimiro žingsnis, na, kaip sakykime, turėjo nebepakeičiamų pasiekmių, kelio atgal faktiškai nebuvo, nes atsivertimas buvo radikalus, stiprus. Na ir aišku, tada, kai tu prie civilizacijos prisijungi, na tai iš tikrųjų gauni labai daug avansų. Ir vienas dalykas buvo, aišku, tie patys, na, kaip kunigai, viskupai, iš kur tu jų paimsi, kai tavo kraštas buvo, sakykime, neraštingas, kai ta pagonybė, tai irgi tokia buvo sakytinės kultūros stichija, bet tai, kas yra knyga, kas yra rašto kultūra, kas yra miestai, nelabai tarp tų rytų Europos pagonių galėjai rasti. O čia iš karto gauni labai daug, gauni visą tą slaviškąją krikščionybės versiją iš Bulgarijos daugiausiai importuota. Tai yra beveik šventąjį raštą, ta kalba, kurią dauguma gyventojų galėjo suprasti. Sodino jis vaikus Vladimiras prie mokymosi, ten moteris su motinos verkė, kad čia jėga ima tuos vaikus mokytis rašto, tai yra šventąjį raštą studijuoti, bet vėlgi tai prasideda toksai, na, ir tikėjimo gilinimas, nes vis tiek reikia tą paprastą dalyką pasakyti, kad, na, kaip Biblija, kaip bežiūrėtum, yra ta knyga, ant kuria remiantis galima moralę visuomenę kurtis. Tai va tokie dalykai, sakykime, prasideda su Vladimiru ir čia jo nuopelnai, aišku, yra dideli. Kitas dalykas, kad, aišku, tu gauni prieimą, gauni visą tą aukštąją kultūrą ir čia tiesiog išskyriau tokį pavyzdį, tai pirmoji mūrinė Kijevo Rusios šventovė, dešimtinė taip vadinama, švenčiausios mergelės Marijos užmigimo cerkvė pastatyta, kaip matote, iš karto po Vladimiro krikšto, graikų meistrų išpuošta, labai prašmatniai, su mozaikom, su marmurinėm grindim, su mūru. Tai turėjo rodyti, kad iš tikrųjų ateina kažkokia nauja, labai tai buhalteriškai kalbant, nauja kokybė, ir ta cerkvė viena tokių didžiausių šventenybių buvo, pirmoji mūrinė, sakykime, bažnyčia tose didžiosiuose platumose. Na ir gaila truputį, kad tie totoriai 1240 metais sugriovė, sudegino, ten slėpėsi paskutiniai Kijevo gyventojai, sudegė tą bažnyčią, sugriuvo, vėliau 17 amžiuje atstatinėjo Petras Malchyla, Kijevo metropolitas. Dar 19 amžiuje ten buvo pastatyta visiškai nauja cerkvė, bet paskui ją susprogdino Stalino laikais. Žodžiu, tokia tragiška to pastato istorija. Dabar ten yra tik tai tuščia vieta, pamatai yra išlikę, bet kaip nebūtų, bet tai buvo vienas tokių svarbiausių krikščionybės, Kijevo krikščioniškojo miesto centrų. Taip pat tais laikais, kaip sakykime, parodyti, kad tu krikščionybę priėmė rimtai, tai ko gero buvo geriausias pavyzdys yra nukreipti savo akis iš šventuosius Borisą ir Glebą. Tai jau galima sakyti tikrai jau vietinės, naujai krikščioniškosios Rusios visuomenės kankiniai kentėtojai, Borisas ir Glebas, Vladimiro sūnus, kurie vėlgi po Vladimiro mirties, kai kilo įprastinės tokiose nestabiliuose šalyse, kur nėra aiškių sosto paveldėjimo taisyklių, kova dėl sosto. Tai Borisas ir Glebas, jo patys jauniausiai sūnus, buvo kunigaikščio Sviatoslavo Jaropolko nužudyti, ir kadangi jie nenorėjo pakelti tą tokią ranką prieš savo vyresniojo brolio pasiustus žudikus, nes sakė, čia mano vyresnis brolis, čia yra kaip man ir tėvas, neturiu aš ją mirti. Jie taip sąmoningai pasirinko tą tokią nesipriešinimo prievartai mirti, tiesiog imitavo Kristų tavo požiūriu tobulai, kuris irgi, kaip žinia, nesipriešino, kad būtų nukryžiuotas. Ir vėlgi per savo, kadangi jie buvo visiškai nekalti, ir tas toksai nekalto kraujo praleimas savotiškai, vėlgi visada tais laikais sukeldavo, tokią, didelį žmonėms darydavo įspūdį, nekaltai pralietas kraujas, savotiškai netgi pašventino, nuplovė tą Rusijos žemėje, kaip savotiškai iš naujo konsekravo. Ir kai čia, kadangi iš karto lydėjo jų kankinystės ženklai, rodantis dangaus tokį pritarimą, jie tapo, aišku, vienais populiariausių jau vietinių krikščionių ir ypatingais
tiek tos Kijevo Rusios, tiek pačios Riurikaičių dinastijos globėjais. Na ir čia kai kurios dalykus pasakiau, įdomu tik pastebėti, kad tas jų kultas plito taip pat, na ir toje pačioje Čekijoje, Bizantijoje, Skandinavijos šalyse. Lygiai taip pat čia svarbu atkreipti dėmesį, kad atrodo mums tas katalikų ir stačiatikių tokia perskyra labai radikali, bet iki pat Kijevo Rusios žlugimo, mongolų totorių apgulties invazijos pasiekoje 1237-40 metais, iki tol ta Kijevo Rusia buvo visai kitokia negu mums truputį geriau pažįstama Maskvos Rusija, kuri pasižymėjo labai tokiu priešiškumu viskam, kas susiję su vakarais. Tai tiek Riurikaičiai, čia ilgas pasakojimas galėtų būti, bet čia visai kita tema buvo dinastija, kurios susigiminiavusi su visais, vos ne visais aukščiausiaisiais valdovais vakarų Europais, to paties Jaroslavo dukteris. Viena buvo prancūzijos karaliaus dukra, kita Vengrijos karaliaus, prancūzijos karaliaus žmona, Vengrijos karaliaus žmona, taip pat ir Norvegijos karaliaus žmona. Tai tie santykiai su ta vakarų Europa buvo pakankamai labai glaudus ir čia tas tikėjimų skirtumas, ar ten tu esi graikų apeigų krikščionis, ar tu lotynų apeigų krikščionis, neturėjo tokios lemiamos ir didesnės reikšmės. Jo, kad ir tas šventųjų kultas, kai kurie skandinavų šventieji Olavas ar tas pats Vaclavas čekų šventasis, jų kultas gyvavo Kijevo Rusijoje. O tų kultų, aišku, tarkime, toje pačioje Bizantijoje nebuvo, nes Bizantija laikėsi savo tradicijos, jiems tie šventieji buvo neaktualūs. Jaroslavas Išmintingasis, tai va tas, kuris galų gale įveikė tą Jaropolką, nužudžiusi jo jaunesniuosius brolius Borisą ir Glebą. Tai yra tas valdovas, kuris tikrai pelnytai vadinamas Išmintingasis. Čia matome jo paminklą Kijeve, dabar kai Kijevo tas nuotraukas rodo, tai galvoju, ar dar yra likę, ar jiems nėra pavojaus, nes dabar visa Ukraina, kaip sakykime, tokio mirtino pavojaus akivaizdoje, tai rodai nuotraukas iš to laikotarpio, kai toks taikus dangus buvo virš Ukrainos. Bet tie paminklai irgi, man tai ukrainiečių labiau paminklai patinka, negu kai kurie lietuvių paminklai, kurie yra tokie gan primityvūs ir tokie derantis. Kai kurie, ne visi, bet kai kurie tikrai tokie panašus į tokių Afrikos tautelių meno, bet čia skonio reikalas, nesiginčysi, man labiau tokie realistiški valdovų patinka, ar tai Danilas Haličietis, nuvažiuokite į Lvovą, ir vėlgi, ar dar yra tas paminklas, tai yra, tai sakykime, ten galime pasigrožėti tais dalykais. Tai jau tokios stipriai institucionalizuotos krikščionybės diegėjas, galima sakyti, buvo Jaroslavas Išmintingasis ir aišku, čia jo tas nuostabusis paminklas, Kijevo Sofijos soboras, kuris buvo pradėtas nustatyti 1037 metais, vėl kaip dera į Bizantijos pasiuntiniai. Ir čia vėlgi yra aišku, kad stengiasi statyti tokią gražią, nuostabią cerkvę, kokia buvo Konstantinopolio Šventosios Sofijos Kataros bažnyčia. Na ir jam aš manyčiau, kad pavyko, aišku, čia tie perstatymai yra viskas, bet vienas dalykas yra, kurį verta tiesiog atsiminti, kad Konstantinopolis buvo toksai pavyzdys, kaip sakyti, aukščiausio lygio, aukščiausios kultūros, aukščiausios kokybės pavyzdys, į kurį ne vien tik tai Kijevo Rusios valdovai orientuotas, bet ir daugelio kitų graikiškos apeigų krikščionybės valdovų. Tų šalių, kurios stačiatikybę priėmusios būdavo, orientuodavosi į ją, į Konstantinopolio pavyzdžius. Ir kai kurios dalykus, aišku, stengdavosi tiesiog perkelti. Jeigu yra aukso vartai Konstantinopolį, tai turi būti aukso vartai ir tame pačiame Kijeve. Kuo tai aukso vartai ypatingi? Ypatingi, kad aišku, tai vykdavo Konstantinopolį tokios triumfo eisenos, pro tuos vartus įeidavo imperatoriai iš pergalingų žygių grįždami. Tai čia turėtų tie dalykai atsirasti taip pat ir tame pačiame Kijeve, kuris, galima sakyti, kaip tam tikra replika, kaip tam tikra kopija Konstantinopolio buvo sąmoningai kūrimas. Kitas pavyzdys yra tos, aišku, nuostabios mozaikos, didelė jų dalis yra išlikusi iš 11 amžiaus, tai kaip beveik 1000 metų joms jau greitai bus, jeigu nesunaikins kai kas. Tai va, čia tokiais laikais gyvename. Taip pat yra išlikusios netgi kai kurios freskos siekiančios 11 amžių. Tai yra vaizduojamas hipodromas, imperatorius stebintis tas lenktynės, kuris vėlgi tai hipodromai, tos žirgų lenktynės, tai buvo Romos imperatorių
tokie jau viešieji renginiai, kuriais jie demonstradavo savo valdžią, savo turtą ir, aišku, žmonėms suteikdavo daug malonių įspūdžių. Na ir tie Sofijos soborai vėlgi yra tas toksai pavyzdys, kad stengdavosi ir kituose miestuose, tai jau tada Kijevo pavyzdžių sekti, jeigu Naugardo pradėta statyti irgi Jaroslavo išmintingo laikais, Polocke Mstislavos statyti valdymo pradžioje, Polocko kito kunigaikščių laikais, tokios siekdavo jau tiesiog atkartoti to paties Kijevo pavyzdį ir tai aišku galima sakyti, kad yra tie tokie dalykai, argumentai akmenyje, kaip sakome, kurie tveria tūkstančius metų, jeigu jų, aišku, niekas nesugadina. Vien tos, aišku, kalbame apie mūrus, užsiminame apie mozaikas, apie freskas, bet be dvasios, kurie visą tai palaiko, aišku, nieko turbūt nebūtų. Ir vėlgi galima sakyti, kad galima aptikti tos tokios, to meto gyvavusios dvasios pėdsakų. Ir čia vėlgi tada niekaip negali apeiti tą Kijevo Pečior, Olų vienuolyną, turbūt lietuviškai reikėtų versti Olos, tai yra taip, kur apie 1051 metais 11 amžiaus viduryje, vėlgi Jaroslavo dar valdymo metais įsikūrė vienuolynas, kuris tampa garsus ir pavyzdinis visoje Rusijoje, bet man tas patinka, kai, sakykime, nuo labai labai kuklios pradžios išauga didžiuliai vienuolynai per daugelį amžių, per daugelį metų. Ir ten Antonijus vienas iš tokių buvo atsiskyrėlių, kurie netoli Kijevo, ten buvo Berestovo kaimas, Oloje Dniepros kranto įsikūrė kaip atsiskyrėlis, kaip asketas, kuris praktikavo radikalų krikščioniškai gyvenimą. Na ir paskui jo garbė, kaip sakykime, garsas apie tokį žmogų traukė ir kitus, kūrėsi vienuolių bendruomenės. Na ir aišku, kad Teodosius, čia paminėjau, kad vėlgi tada paima vieno garsiausių tais laikais studytų vienuolyno regulą, tai yra visą gyvenimo būdą, pagal kurį vienuolinis gyvenimas organizuojamas grinai tiesiai iš Konstantinopolio su vertimu į senąją rusų kalbą ir vėlgi tai rodo, kaip vienuoliai tai ne šiaip, kad gyvena ir meldžiasi, jiems reikia daug knygų, daug literatūros, nes tas kasdien turėjo vykdyti liturgiją aukoti, ne tai, kad sekmadieniais nueiti į bažnyčią. Na ir vėlgi tas rodo, kad daug raštijos jiems reikia, daug rašyti ir tai atsiranda, kaip tie tokie prasideda rastis ir pirmieji originalūs kūriniai, tai Ilarijono, kuris beje truputį anksčiau toje vietoje negu Antonijus gyveno ir vėliau tapo Kijevo metropolitu, pirmasis vietinis, sakykime, rusėnas, žodis apie įstatymą ir malonę, kur vėlgi labai vaizdingai norima įprasminti, įpaišyti tą pačią naujai užgimusią Rusijos valstybę krikščioniškame pasaulyje, parodyti, kokia tai yra malonė, kai tą, sakykime, įstatymą. Tai yra, sakykime, žydų įstatymą keičia malonės, naujojo testamento laikai. Ir čia iš tikrųjų skaitai, nedidelis, neilgas kūrinukas, bet parašytas su tokia, su tokia teologinės minties erudicija, kurią ir dabar tyrė ir vis kažką naujo randa. Taigi galima sakyti, kad Jaroslavo laikais atsiranda netgi pirmieji tokie jau savarankiškos krikščioniškos raštijos, autorinės raštijos pavyzdžiai ir taip pat užgimsta metraštinė tradicija. Tai čia tas, mano vieną kartą būtų laikų pasakojimas, greičiausiai jos pirmos versijos būtent buvo pradėtos rašyti prie Jaroslavo išmintingojo jo valdymo laikais. Daugiausia aš kalbėjau apie tokią ašį, kuri, galima, sakykime, tęsiasi nuo Konstantinopolio per Kijevą link šiaurės, kur dabar Naugardas būtų, bet taip pat labai svarbu turėti mintyje, kad veikia Kijevo Rusijos kūrimas ir tame pačiame Kijevo iškilime taip pat ir ta ašis tarp rytų ir vakarų, nes tas kelias iš Variagų Graikos daugiausiai yra taip, iš šiaurės į pietus. Bet kitas toks truputį mažiau reikšmingas, bet nereikšmingas kelias, tai buvo tas, kuris ėjo nuo Kinijos per tą Šilko kelią, per stepes ir Kijeve buvo ta tokia perkela, per kurią toliau eidavo į Krokuvą, Prahą, iki pat ir Ginsburgo. Tai ta tokia prekybinė linija, kita, kuri yra mažiau apdainuota, bet kuri buvo taip pat svarbi, kažkiek yra užmiršta, bet ji veikia. Ir čia tiesiog norėčiau iliustruoti tokių pavyzdžių, kas lankotės ar lankysitės, ar šiaip turėsit progos nuvykti į Romą, tai nepatingėkite. Rekomenduoju apsilankyti bazilikoje San Clemente, netoli Koliziejaus, yra į rytus nuo Koliziejaus, ten
kilometras du palyginti visai netoli, tai ji nieko nėra taip įspūdinga iš išorės. Bet rekomenduoju visiems nepatingėti, nueiti, aplankyti ir nusileisti į požemius ir pamatysite, ko nematė ir tikrai garantuoju, kad nenusivylysite. Taigi, čia ta yra vieta, kurioje taip pat, kuri yra garsi tuo, kad ji apskritai slavų tautoms yra labai svarbi, nes ten yra tokia kaip šventovė, kurioje buvo palaidotas ir pats tas slavų apaštalas, 9 amžiaus graikas Kirilas Konstantinas, kuris kartu su broliu Metodiju sukūrė tą tokią slaviškąją krikščionybės versiją ir ant kurios laikosi visos slavų stačiatikių tautos, tai būtent jis yra palaidotas Sankt Klemente ir vėlgi čia jis yra toksai žmogus, kuris padeda atsekti tokią simbolinę, bet nemažiau realią ašį, kuri, sakykime, driekiasi nuo Romos iki Kijevo. Ir vėlgi tokia ašis, toksai dalykas, kuris vėlgi mus priartina, netgi turbūt realiau negu apaštalo Andriejaus laikais, tai yra popiežius Klemensas I, kuris, 4. popiežius. Tai yra 3. Švento Petro įpėdinis, kuris, kaip spėja istorikai, galėjo dar matyti gyvus pačius tuos garsiausius apaštalus Petrą ir Paulių, jų pamokslų klausytis, matyti jų veiklą, tapo popiežiumi, bet imperatoriaus Trajano laikais buvo išsiųstas į tremtį į Chersonesą. Nes aš linkčiau tą terminą naudoti. Dabar dažnai girdime Chersonas, čia yra truputį kitas Dniepro kranto, o Chersonesas yra kitas miestas Kryme, kuris dažnai pasitarnaudavo tokia kaip tremties vieta, tai buvo visiškai gūdi tais laikais Bizantijos imperijos provincija, ten buvo ištremtas tas popiežius ir tapo kankiniu, kai jis buvo tiesiog upėje pririšus jūroje pririšus krantą, inkarą jam prie kaklo buvo paskandintas, ir tapo kankiniu. Jo ten relikvijos išliko, kaip nebūtų keista, kai skaitai tuos ankstyvų viduramžių aprašymus, tai mes dabar taip, ką ten prie Baltijos jūros, gintarų paieškai, dar kažkokių tokių dalykų ir mes tokio žavesio, egzotikos tos jūros nebesuprantame, o kai skaitai kokį Paulių Diakono, pavyzdžiui, apie Baltijos jūrą, ten rašo apie kokius miegančius 7 miegalius, tai yra krikščionys, kurie ten amžinų miegų miega, ten dar kažkokių visų keistenybių žmonės pastebėdavo. Tai nemažiau nuostabi ta gamta, sakykime, taip žmonės tuo tikėdavo, čia nesigilinsim, kiek čia faktiškai ir fiziškai yra įmanoma, kad ten jo palaikai glūdėjo po jūrą esančią nerankų darbą tokia šventovė ir karts nuo karto jūrai nuslūgdavus vieną kartą per metus, 7 dienas, ten eidavo tokios piligrimai melsis prie šventojo palaikų 4-5 amžiuje, o paskui vėlesniais amžiais, kaip nebūtų keista, bet taip jau būna, kad šventųjų kultai visada tai yra banga, nusileidimas. Ir kaip pats Kirilas 861 metais vyko pas Chazarus su diplomatinė misija, jis teiravosi to Chersoneso kunigų, gyventojų apie tas relikvijas, jie nieko nebuvo girdėję. Bet jūs, aš tai žinau, jūs čia vietiniai nieko nežinot. Tai surengė paieškas ir kaip nebūtų keista, rado jo relikvijas, tai yra jau apaštalų amžiaus, pirmuosius apaštalų amžius siekiančias relikvijas ir tai buvo, sakykime, tapo didelė šventenybė ir tas kultas tiesiog slavo apaštalų Kirilo ir Metodijos dėka tapo tokiu visuotiniu reiškiniu krikščioniškame slavų irgi Romos pasaulinės. Jie visur vežėsi ir paskui į Moraviją tos Klemenso relikvijas taip pat atgabeno ir iki pat Romos, kur ta pati Sankt Klemente savotiškai grįžo į namus šventasis Klemensas, kai jo relikvijos buvo atgabentos ir palaidotos toje Sankt Klemente bazilikoje, kuri pastatyta, kur jo tikrieji namai yra buvę. Tuo pačiu reikia pabrėžti, kad ne visas relikvijas pasiėmė Kirilas ir Metodijos, dalis buvo palikta Chersonese ir kai Vladimiras paėmė tą Chersonesą, dalį jų nusivežė į Kijevą, patalpino jas Dešimtinės bažnyčioje, ir tai tapo iki pat Kijevo Rusios žlugimo totorių invazijos pasiekoje tapo
svarbiausiame tokia jau šventenybė. Šventenybė tame pačiame Kyjive ir vėlgi čia rodo tokį simbolinį reikšmę, kai labai svarbu turėti apaštalų arba jau jų artimų mokinių tas relikvijas. Dabar, Kyjivo Rusios ir Lietuvos Azijos pagalvojau kalbėti, gal čia trumpai tokius dalykus, čia jau geriau jau į savo tokią vaizduotę, bet disciplinuotą vaizduotę galima būtų įsijungti. Ir iš tikrųjų, ta Kyjivo Rusios ir Lietuvos Azija, kai mes galvojame, kad, kas tyrinėta 13, 14, 15 amžius, jaučiame, kad Lietuva buvo labai giliai įsitraukusi į tą Kyjivo Rusios temą, bet tos temos nėra daug istorikų, kurie judintų, klybintų, nes dabar visi į Lenkiją orientuojasi, į vakarus, kas natūralu, bet negalime pamiršti ir tos realybės kito medalio pusės, tai yra tos Kyjivo Rusios. Kas trukdo, gal iš dalies kalbinis barjeras, kai jau sakykime, rusų, ukrainiečių, baltarusių kalbos nelabai tarp jaunimų yra paplitusios ir žinomos, bet man atrodo daugiausia tokie maskvocentriški akiniai, nes čia irgi tas yra tokios rusiškos visos tos imperinės kultūrinės propagandos pasiekmė, kad mes, jeigu Kyjivo Rusia, tai kažkaip įsivaizduojam, kad tai kažkoks tai užuomazga dabartinės Rusijos. Ne, toli gražu, noriu vesti tą mintį, aišku pasakyti, kad nuo Kyjivo Rusios pradėjus tu gali eiti į Baltarusiją, gali eiti į Ukrainą, gali į tą pačią Rusiją, bet kad čia sakyt, kad kažkokios Rusijos būtų užuomazga, tai yra didelis melas ir tokia niekam tinkama manipulacija. Ir man atrodo, jeigu mums apskritai tokiu pažintiniu būdu lietuviams turbūt būtų naudinga įsivaizduoti, kad kai apie Kyjivo Rusiją, tai visų pirma turėtų ukrainiečius. Ir tada gali tiesiog blaiviau tos dalykus vertinti be jokios gėdos, nes tas, nežinau, man bent jau ankstesniais dešimtmečiais girdėtas tas toksai, dabar jau jokio pagrindo iš tikrųjų neturintis baltų didžiavimasis prieš slavus. Tai, kai man atrodo, neturi pagrindo ir kai matome, kokius stebuklus daro dabar ukrainiečiai, tai nulenkime galvą ir žiūrėkime, kad tai, kas yra Kyjivo Rusia, tai yra ukrainiečių protėviai ir mums garbė yra turėti su jais bendrų reikalų ir tie žodžiai, sakykime, tai ne kažkokie tai rusiški, dar kažkokie, o Kalėdos, Velykos bažnyčia, tai sakykime, tos, sakykime, ukrainietiškos, galima sakyti, krikščionybės palikimas mūsų kalboje, dėl kurio mes galime didžiuotis. Kitas dalykas, kodėl tas, vėlgi čia apie Brunoną Kverfurtietį, kai mes prieš daugiau kaip 12 metų šventėme Brunono Kverfurtiečio misijos tūkstantmetį. Tai vėlgi čia yra tas toksai asmuo, kuris jungia savotiškai tą Kyjivo Rusiją ir Lietuvą. Nes 2008 metais jis labai gražiai viešėjo pas Vladimirą. Vladimiras jį palydėjo iki pat Pečenegų pasienio, jis ten, kaip sakykime, pamokslavo patiems šiauriausiams pagonims, kuriuos jis laikė Pečenegus, bet net Pečenegoje nenužudė. Kitais metais kažkas pagonis gyvenę tarp Lietuvos ir Rusios jį ir jo palydovas nužudė. Tai vėlgi tas Brunonas vėlgi toksai yra asmenybė, kuri rodo, kaip tokį svyravimą Lietuvos nuolatinį tarp rytų ir vakarų, nes yra tokie pasakojimai, taip pat Demaro Šabaniečio, kad toje vietoje, kur, dalį atvertė Brunonas Kverfurtietis į savo tikėjimą, kitą dalį į savo tikėjimą atvertė graikų vyskupas. Tai vėlgi matome, kad netgi tais labai ankstyvais laikais vyko tokia šiokia, padarumo ribų neperžengianti konkurencija tarp tų skirtingų apeigų krikščionių. Ir čia Brunonas Kverfurtietis, aš manau, irgi taip pat yra tas asmo, kuris vertas dėmesio. Kitas dalykas, čia yra tokie pusiau legendiniai tokie dalykai, rodantis daugiau 14 amžiaus bizantiečių įsivaizdavimo, bet jis irgi yra įdomus, kad rodo, kiek iš tikrųjų to meto žmonės suvokdavo Lietuvą įsitraukusią giliai į Kyjivo Rusiją, sakykime, į Ukrainą, paprastai dabartinę kalbame. Tai jo įsivaizdavimo, Nikeforo Gregoro įsivaizdavimo buvo 3 ar 4 Rusijos ir viena iš jų pagoniška Rusija, tai yra Lietuva, kuri totoriams duoklės nemokėdavo ir apskritai ten gyveno labai karingi ir gerai kovoti mokantis žmonės. Pasako jis ir kitą tokį dalyką apie tą pagonišką Rusiją, kada jį tokia susiformavo. Jo nuomonė tada, kai dalis pagonių tiesiog pabėgo nuo Vladimiro, nenorėjo krikščionių tikėjimo atsiversti ir pabėgo į tuos tokius sunkiai pasiekimus iš Kyjivo kraštus ir ten savotiškai užsiliko. Tai to požiūrį, aišku, toks įsivaizdavimas, jis
toksai savotiškas, bet jis nėra visiškai, kaip sakykime, iš piršto laušas, nes pagoniški kultai, sakykime, 12 amžiuje dar Vetičiuje ten sėkmingai gyvavo, nes krikščionybė tai aišku tokios kaip salos, kaip reikia suvokti toje Rusijoje, paplitusios tarp elito, o kaip dauguma žmonių gyveno, na tai turbūt kaip per daug nepaliesti krikščionybės. Tai tokių pagoniškų enklavų buvo ne viena, bet tik vienai, kaip nebūtų keista, Lietuvai buvo lemta tapti tokiai galingai valstybei. Ir tai aišku, kaip pažymim, kad nusistovi toks pasienis, nes tas priešstova tarp slavų ir baltų lietuvių protėvyje galima fiksuoti ir archeologiškai, ir istoriškai, ir kitais duomenimis jį gyvavo. Bet lietuviai, aišku, tai nebuvo uždaras dalykas ir tiesiog norėjau pakviesti tie dalykai, kurie, aišku, galėtų monumentaliai architektūra, tai vienas iš civilizacijos reikšmių, tai Boriso ir Glebo cerkvės, nes Borisas ir Glebas tai buvo suvokiami taip pat kaip gynėjai, kaip dviešmeniai kalavijai, kuriais Rusijos kunigaikščiai gindavosi, ar tai nuo kokių pagonių Pečinegų, ar nuo kitų pagonių. Ir, aišku, man atrodo, neatsitiktinai yra, kad Boriso ir Glebo titulų cerkvės buvo įkurtos, aišku, lietuvių žemių kaiminystėje. Čia patikiu tiesiog Gardino ir Naugarduko cerkvių atvaizdus. Naugarduko Takoložos priemiestį esantį cerkvę neblogai, ten kelios sienos yra iš tikrai išlikusios iš 12 amžiaus pabaigoje, tai lietuviai, aišku, turėjo čia matyti tuos kitos civilizacijos paminklus. Daugiau gal aš nepasakosiu taip atidžiai apie tą ekspansiją, vėlgi tik tai trumpai paminėsiu, kad jeigu galvojam apie tą lietuvių ekspansiją, tai matome, kad ji daugiausiai realizuodavosi toje erdvėje, kurioje buvo ta širdis Kijevo Rusios. Ir vėlgi, kaip tais laikais vikingams labai padėjo tos magistralinės upės, taip ir Gedimino Algirdo laikais tos upės, ar tai būtų vakarų Dauguva, ar tai būtų Dniepras, taip pat buvo tos, kuriais slinko lietuvių ekspansija į Kijevo Rusios žemės. Kitas dalykas, kuris man apskritai čia neduoda tokios ramybės, yra Gediminaičių stulpai. Nes čia tikrai aš nenorėsiu sakyti, kad čia istorinė tiesa ir faktai, aš tiesiog gyvai taip interpretuoju, nes man atrodo, kad mes tos Gediminaičių stulpus galime laikyti kaip modifikuotą to vadinamo Riurikaičio tridančio versiją. Jūs galite tikėti, galite netikėti, bet tam tikros sąsajos, man atrodo yra akivaizdžios. Ir čia kodėl aš taip manau, kad vienas dalykas, aišku, tai buvo tos dinastijos, į kurios žemėse kūrėsi Gediminaičiai ir tie tokie pagrindiniai bruožai yra per daug ryškus. Tie heraldikos specialistai paprastai labai vengia tokių dalykų, nes laiko, kad čia nuo nusavybės išsirutuliojo dar kažką, bet reikia statyti vieną gretą, nes jeigu Gediminaičių stulpai yra vartojami tarp su kitų žemių herbais dar kažką, tai rodo, kad čia nėra privatinės nusavybės tavo arklio, tavo balno, tavo kažkokio tai miško žymėjimo rango ženklas. Tai yra rimtesnis langas, tai yra rimtesnis ženklas. Ir kitas dalykas, kas man kelia tokį įtarimą, čia jau grinai taip interpretuoju, dėkoju, kad čia tokia radusi galimybė tą paskaitą paruošti, kuriai reikia būtinai vaizdų, nes be vaizdų dabar negali niekur pasirodyti. Tai yra, tarkime, tarp pats Gedimino laiškas, kuris mums gerai Vilniaus įkūrėjo, beje, taip, Vilniaus įkūrėjo Gedimino laiškas, kur taip mane visada stebindavo tas aprašymas antspaudo, nes nėra išlikęs, o aprašymas yra toks labai keistas. Kai sakoma, kad vienoje rankoje laiko karūną, o kitoje rankoje laiko skeptrą. Tai man labai yra keista, visada būdavo keista, kur jūs matėte, jeigu matėte, man praneškite, ar per kažkokiais kanalais tokį antspaudą, kur būtų valdovas laikytų karūną. Tai kodėl ant galvos neužsideda? Kas trukdo? Tai čia yra keistas dalykas ir nieks gero paaiškinimo tam nėra pateikęs. Ir tik paskui aš pagalvojau, kai tą ženklą taip vis tiek truputį taip gilinus, nesu nei menotrininkas, nei heraldikas, tiesiog taip užmetu akį. Jeigu tai antspaudai supraskime, kad lietuvių tas skulptūros menas, tas graviravimo menas, tai yra gan nesenas. Čia Repšys atsirado taip
unikumas, sakykime, tarp patriarchas Lietuvos grafikų. Yra 20 amžiaus garsių skulptorių, bet iki tol tai lietuvių skulptūros menas tikrai nebuvo stiprus ir ten pažiūrėkime Jogailos monetos, jos tikrai labai nesgrabnai padarytos tokios, turėjo tam tikrą poveikį, turėjo tam tikrą reikšmę, grožį, kai apskritai iki tol nieko nebuvo, bet jo atlikimo lygis, pavyzdžiui, negali lyginti su kokio Kijevo Rusios tomis monetomis, kurios buvo nukaltos Vladimiro Krikšto proga. Ir kai va tokia žiūri, tai ką jis laiko ranką? Ar tu žmogus gyventis kitame civilizacinėme lauke, suprastum, kad čia kažkoks yra trišakis? Nelabai, tu sakytum, kad čia panašiausiai į karūną. Tai jeigu tu ten kažkokią antspaudą matai, tau panašiausiai gali šviestis į karūną, tai gali būti kažkoks trišakis. Čia labai taip interpretuoju ir taip truputį improvizuoju, bet tas dalykas, man atrodo, yra vertas dėmesio, nes kaip modifikuota Gediminaičių stulpus aš laikau, kad jie yra modifikuoti tridančiai, tai yra netgi mums dabar būtų garbė, taip, Ukrainos valstybingumo simbolis yra tridantis, mes irgi turime tokį simbolį, kuris yra savo vaizdų labai artimas. Ir Kijevo Rusios paveldas, aš jį tik tokiais bendrais bruožais pristačiau, galbūt, sakykime, tam tikras temas, tik tai paliečiu ir galima sakyti, kad tai yra bendras ukrainiečių, baltarusių ir toksai, netgi rusų lobynas, galima sakyti, žmonijos lobynas, nes tokie dalykai kaip Sofijos soboras yra įrašyti į UNESCO pasaulio lobyną ir kitas, tai yra, kaip sakyti, aukščiausio lygio visos žmonijos lobis ir turtas, bet jeigu visos žmonijos, tai galima sakyti, jeigu visos žmonijos, tai jeigu tie, kas kovoja prieš žmoniją, kurie yra paminę savo žmoniškumą ir su bet kokius savo žmogiškumo atjautos ir empatijos jausmus yra ištrynę iš savo tikros, ar jie turi moralinį teisę? Manau, kad neturi, jie tiesiog yra neverti to paveldo ir aš kaip sakau, ta Kijevo Rusia, tai turėtų būti Ukraina statoma į centrą, nes ta pati Rusija gal būtų visai kitokia, jeigu ne Maskva ten būtų įvedusi savo vergovinę santvarką tam pačiam Naugarodui, tam pačiam Pskovui ir kitams miestams, nes dabar įsivaizduoju, kad ta degradavus ir ontologinė melo lygmenyje paskendus ir maniakinių sadizmų serganti Rusija tikrai neturi jokios moralinės teisės pretenduoti ir kaip kitaip ideologiškai išnaudoti Kijevo Rusios paveldo. Jie tiesiog to neverti. Iš tų kiaulių tie perlai turi būti atimti. Dėkoju Jums už dėmesį. Ukraina vis tiek laimės. Ačiū.